Sveiki visi, aš esu Akvilė Vapsvaitė ir šiuo metu BITE studijuoju skaitmeninį dizainą. Ir tuojau pat jums pristatysiu savo projektą, kuriuo noriu pasidalinti. Aš sukūriau logotipą ir internetinę svetainę reprezentacinį puslapį offsetiniu spaudos būdu, spausdinančiai spaustuviai, Science Sky Printing. Galima pasižiūrėti, kokia buvo logotipo sukūrimo idėja. Kadangi spaustuvė spausdina offsetiniu spaudos būdu, tą labai norėjosi atspindėti ir pačiame logotipe, kad jisai būtų aiškus, atpažįstamas, minimalistinis ir atspindėtų įmonės atliekamą veiklą. Todėl buvo išsigryninti 3 esminiai atributai, kurie būtent atsispindi offsetiniai spaudoje. Tai spaudos žymuo, kuris yra matomas ant spaudos lanko, smyko spalvų idėja, bei spaudos cilindrų rotacija, kurios dėka spaudos dažai yra perduodami ant spaudos plokštės ir vėliau užnešami ant popieriaus lakšto. Žemiau matote visą rezultatą. Taip pat buvo sukurti logotipai juodai baltam variantui, sukurtos vizualizacijos socialiniams medijoms, kažkokiems tai postams, galbūt Instagramo puslapiui, taip pat įmonės atributikai. Na ir keliaujam toliau prie vieno didžiausių iš tikrųjų projekto dalių, tai internetinio reprezentacinio puslapio spaustuviai. Iš tikrųjų, tai idėja vėlgi buvo panaudoti tą CMYK dotipę, offsetinę spaudos dotybę, tas 4 spalvas, bet kad jos būtų žaismingos, kad nebūtų kičinės, kad neerzintų ir kad viskas būtų iš tikrųjų harmoninga, bet to pačiu ir žaisminga. Jas gesinti pilkais tonais ir atspalviais, kad išgauti kažkokią tai harmoniją ir žaismingumą visame šiame sukūryje spalvų. Tai galite matyti ir aplikaciją padarytą telefono versijai. Atlikus personą išsigryninus ir atlikus analizę buvo prieita prie to, kad iš tikrųjų deskoptinė kompiuterinė versija labiausiai naudotųsi vartotojas, kuris ateina į svetainę darbo metu, tai kažkoks tai galbūt leidėjas ar įmonės atstovas, kuriam reikia surasti, kur atspausdinti, pagaminti leidinį, ar tas dizaineris naktinėtojas, kuris dirbtų nakties metu, tvarkydamas, ruošdamas failus spaudai ir jos pateikimui, tai jis vis tiek tai darytų ne per savo asmeninį nešiojamą telefoną, bet per kompiuterio ekraną, ties kuriuo dirba. Tai šalia to matote ir paletę visą, kuri padėta, fontai, kurie buvo naudoti, sukurtas serviso puslapis, taip pat yra pora meniu juostų, kaip atrodytų pasirinkimai, bei užklausos forma. Galima pasižiūrėti, kaip tai atrodytų realus prototipas svetainės. Tai, kaip ir minėjau, kad jis yra toksai neutralus, iki kol prasideda žaismingumas. Būtent ta CMYK panaudojimo idėja ir yra tokia, kad nenoriu manęs pasakyti, kad atspindėtų spaudos sekciją, kai lapas praeina pro kiekvieną spaudos sekciją ir pasidengia tam tikrą spalvą, iš kurios gaunasi galutinis spalvotas rezultatas arba nebūtinai spalvotas. Tai tas žaismingumas ir buvo irgi vienas iš tokių aspektų, iš idėjos, kaip tai panaudoti ir padaryti. Taip, galima apsilankyti greitai, peržiūrėti ir prie preso puslapį, kuris yra spaudos paruošimui informacija, kur sukelti failus galbūt, kokie būtų patarimai, ką naudoti dizaineriam ir taip pat susisiekti su pačia spaustuve. Vėlgi, žaismingumas su CMYK, komentarų sekcija, kažkokios tai naujienos, kurios yra aktualios spaustuvės, kažkokie tai pasiekti rezultatai ar dalykai, taip pat footeris, kuris vėlgi yra interaktyvus ir galima pažiūrėti kažkokius tai dalykus, kurie rūpi. Na, o pabaigai norėčiau visus pakviesti užpildyti užklausos formą. Pabūkime šiandien Jimmy Gelleriu iš Union Jack Press. Pasirinkime United Kingdom, kažkas negerai, pabėgo skaičiukas. Tai tiek, ačiū jums labai, ačiū, kad klausėt ir gražios dienos.